Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, garbė Jėzui Kristui. Sveikinu visus, kad ir negausiai čia bazilikoje, bet ir lauke girdisi, tai ir atvykstantis galės kažkaip tai irgi prisiliesti prie šitos katechezės, kurios pavadinimą šiai dienai skirtai kunigų ir pašvęstojo gyvenimo dienai Krekenavos žolinės didžiuosiuose atlaiduose pavadinau Kur tavo brolis? Nuo nutolimo į suartėjimą. Ir kadangi bus kalbama labai jautriais klausimais, tai realiai tekstą skaitysiu, kad paskui nebūtų galima iškraipyti, kad klebonas ar tai pasakė, ar anai pasakė, kad būtų tiksliai aišku, ką pasakė. Šiandien susirinkome čia Krekenavoje prie motinos vilties. Susirinkome švęsti, dėkoti už pašaukimą ir melsti ištikimybės. Tačiau būtų neteisinga kalbėti taip, tarsi mūsų krašte šiomis dienomis nebūtų nutikę nieko skaudaus. Lietuvą sukrėtė viešai paskelbti labai sunkus kaltinimai dvasininkui dėl galimai ilgus metus vykdytų seksualinių nusikaltimų prieš nepilnamečius. Konkretaus žmogaus kaltę nustato teismas. Todėl ir mes neturime užbėgti teisingumui už akių. Tačiau pareikšti kaltinimai, nukentėjusiųjų pasakojimai ir pati tokio blogio galimybė bažnyčioje neleidžia mums likti nuošalyje. Šiandien Dievo žodis kviečia neaptarinėti bylą, bet leisti, kad jis ištirtų mūsų pačių sąžinę. Šventasis Paulius sako, jei kenčia vienas narys, su juo kenčia visi nariai. 1 Korintiečiams 12:26. Todėl pirmasis mūsų rūpestis turi būti ne tai, kaip atrodys bažnyčia, ne tai, kaip greitai baigsis viešas skandalas ir net ne tai, kaip apginsime savo luomo garbę. Pirmasis mūsų klausimas turi būti, kur šiuo metu yra nukentėjęs žmogus. Ar jis išgirstas, ar apsaugotas, ar jam teikiama pagalba. Ar jo skausmas netapo dar didesnis dėl mūsų tylos, abejingumo arba noro pirmiausia apsaugoti instituciją. Galbūt kaip tik todėl šiandien verta atsiversti pačius pirmuosius šventojo rašto puslapius. Pradžios knyga pasakoja ne vien apie tai, kas įvyko labai seniai. Ji kalba apie žmogaus širdies tikrovę, kuri kartojasi kiekvienoje kartoje, kiekvienoje visuomenėje ir deja kiekvienoje religinėje bendruomenėje. Dievas apgyvendina pirmuosius žmonės sode. Jie yra arti Dievo, arti vienas kito ir nesusvetimėja patys savo. Jie yra nuogi, tačiau nesigėdija, nes vienas kitam nėra daiktai. Jų žvilgsnėje nėra pasisavinimo ir baimės. Kitas žmogus yra Dievo dovana, o ne mano poreikiams skirtas objektas. Tačiau nuodėmė prasideda nuo nepasitikėjimo. Žmogus ima manyti, kad Dievo nustatyta riba nesaugo gyvenimą, o jį varžo. Jis siekia pats nuspręsti, kas yra gera ir kas yra bloga. Vos peržengus ribą atsiranda gėda, baimė ir slėpimasis. Dievas klausia, kur tu? Tai ne geografinis klausimas. Dievas klausė žmogau, kur atsidūrei, kur nuvedė tavo pasirinkimas, kodėl slėpiesi nuo to, kuris dovanojo tau gyvenimą. Adomas neprisima atsakomybės. Jis rodo į Ievą
ir netiesiogiai kaltina patį Dievą. Moteris, kurią tu man davei, Ieva rodo į žaltį, kurį tu sukūrei. Nuodėmė visada mėgina likti be autoriaus. Ji ieško paaiškinimo, aplinkybių, kaltų žmonių, bet bijo ištarti. Tai padariau aš. Tai prasideda nutolimas. Nutolimas nuo Dievo, nuo kito žmogaus ir nuo savo paties tiesos. Žmogus palieka sodą. Prarandama erdvė, kurioje kitas galėjo būti sutiktas be baimės. Kitame pradžios knygos skyriuje nutolimas tampa dar baisesnis. Kainas pakelia ranką prieš savo brolį Abelį. Nuodėmė prasidėjusi nuo nepasitikėjimo ir kaltės permetimo tampa smurtu prieš kitą žmogų. Ir tuomet nuskamba klausimas, kuris galėtų būti visos šios katechezės šerdis. Kur tavo brolis Abelis? Dievas neklausė Kaino, ar šis išsaugojo gerą reputaciją. Neklausė, ar apie nusikaltimą sužinojo visuomenė. Neklausė, kaip išvengti skandalų. Jis klausė apie brolį. Kur yra žmogus, kuris buvo tau patikėtas? Kur yra tas, kurio gyvybė ir orumas turėjo būti tau šventi? Kainas atsako, nežinau. Argi aš esu savo brolio sargas? Ši frazė skamba iki šiol. Ji skamba kiekvieną kartą, kai sakome, tai ne mano atsakomybė. Aš nieko nemačiau, nenoriu kištis, tegul sprendžia vyresnieji, svarbu nesukelti papiktinimo. Bet papiktinimą sukelia ne tiesos atskleidimas. Papiktinimą sukelia nusikaltimas ir jo slėpimas. Viešpats sako Kainui, tavo brolio kraujas šaukėsi manęs iš žemės. Žmogaus balsą galima mėginti nutildyti, galima jo pasakojimu abejoti, atidėlioti, priversti gėdytis arba įtikinti, kad jis turi kentėti dėl bažnyčios gerovės. Tačiau Dievo akivaizdoje aukos balsas nėra nutildytas. Dievas girdi. Kainas tampa klajūnu. Tai dar viena nutolimo pakopa. Jis praranda namus, santykį, ramybę. Vis dėlto Dievas uždeda Kainui ženklą ir neleidžia jo žudyti. Čia labai aiškiai matome, kad Dievo teisingumas ir gailestingumas nėra priešybės. Kainas turi išgirsti tiesą ir prisimti savo poelgio pasekmes. Abelis negrąžinamas į gyvenimą, apsimetant, kad nieko neįvyko. Tačiau ir Kainas nėra išbraukiamas iš Dievo rūpesčio. Dievas saugo žmogaus gyvybę, bet nevadina blogio gėriu. Vėliau šventajame rašte nutolimą patiria visa išrinktoji tauta. Babilono tremtis tampa ne vien geografiniu išvarymu. Ji reiškia prarastus namus, sugriautą šventyklą, nutrukusi saugumą, kaltę ir klausimą. Ar Dievas dar yra su mumis? Pranašai neleidžia tautai meluoti savo. Jie kalba apie stabmeldystę, kalba apie neteisingumą, kalba apie silpnųjų išnaudojimą, kalba apie sandoros išdavystę. Tačiau jie taip pat skelbia, kad tremtis nėra paskutinis Dievo žodis. Dievas žada surinkti išblaškytosius, duoti naują širdį ir naują dvasią. Sugrįžimas yra įmanomas, bet ne apeinant tiesą.
Į pažado žemę negrįžtama nutylint priežastis, dėl kurių ji buvo prarasta. Štai šią ilgą žmonijos nutolimo istoriją įžengia angelas Gabrielius. Marija išgirsta žodžius: sveika malonėmis apdovanotai, viešpats su tavimi. Žmonija slepiasi nuo Dievo, bet Dievas pats ateina ieškoti žmogaus. Žmogus nutolo, o Dievas skelbia suartėjimą. Jis ne tik siunčia dar vieną pranašą ar duoda dar vieną įsakymą. Dievo sūnus tampa žmogumi. Jis tampa Emanueliu. Dievas su mumis. Pradžios knygoje Domas paklaustas apie savo poelgį kaltina kitą. Marija išgirdusi Dievo kvietimą atsako: štai aš, viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei. Jos štai aš yra priešingybė žmogaus slėpimuisi. Marija neprisima iliuzijos, kad viską supranta ar kontroliuoja. Ji leidžia Dievo maloniai veikti savo gyvenimą. Per jos laisvą taip, tebūnie, fiat, Dievas pradeda didįjį žmonijos susigrąžinimą. Tačiau Marijos artumas ir gailestingumas nėra saldus sentimentalumas. Jos Magnificat skelbia Dievą, kuris išsklaido iš didžios širdies žmones, numeta galiūnus nuo sostų ir išaukština mažuosius. Marija negina galingųjų jų aukų sąskaitą. Jis stovi po kryžiumi šalia nekaltojo, kuris kenčia nuo žmonių smurto. Ji nepabėga nuo aukos kančios ir nemėgina jos paaiškinti, užglaistyti gražiais sentimentaliais žodžiais. Todėl čia Krekenavoje prie motinos vilties turime labai aiškiai pasakyti: Marija pirmiausia moko mus sustoti ir pastebėti nuskriaustąjį. Bažnyčios motiniškumas atsiskleidžia ne tuo met, kai jis slepia savo vaikų nusikaltimus, bet kai išgirsta sužeistąjį, jį apsaugo ir padeda jam atgauti balsą, orumą bei gyvenimą. Šią Dievo suartėjimo kelionę Jėzus atskleidžia 15 Luko Evangelijos skyriuje. Jame randame 3 palyginimus apie paklydusią avį, pamestą monetą ir sūnų palikusi tėvo namus. Pirmiausia, paklydusi avis. Ganytojas nesako: ji pati nuklydo, tegul pati ir sugrįžta. Jis eina jos ieškoti. Dievo meilė nelaukia saugioje vietoje. Ji eina į dykumą, į pavojų, į žmogaus vienatvę. Tai labai svarbu ir bažnyčiai. Negalime laukti, kol sužeistas žmogus pats ateis, pats sugebės viską aiškiai papasakoti, pats įveiks gėdą ir baimę. Turime kurti tokią aplinką, kurioje jis galėtų būti išgirstas ir žinotų, kad jo pasakojimas nebus panaudotas prieš jį. Antroji. Pamesta moneta. Moteris uždega žiburį, šluoja namus ir rūpestingai ieško, kol suranda. Nukritusi į dulkes, moneta nepraranda savo vertės. Lygiai taip pat smurtą patyręs žmogus nepraranda nei savo orumo, nei tyrumo, nei Dievo paveikslo. Dėl to, kas jam buvo padaryta, jis netampa suteptu Dievo akyse. Gėda priklauso ne aukai, bet tam, kuris pažeidė jos orumą. Moteris uždega žiburį. Kartais ir bažnyčios namuose reikia uždegti ryškią tiesos šviesą.
Reikia iššluoti tylėjimą, baimę, dvigubus standartus, pataikavimą autoritetui ir klaidingą įsitikinimą, kad viešai pripažinta nuodėmė bažnyčią sužeidžia labiau negu slapta tęsiamas blogis. Iššluoti įsitikinimą klaidingą, kad viešai pripažinta nuodėmė bažnyčią sužeidžia labiau negu slapta tęsiamas blogis. Evangelijos šviesa nėra nukreipta prieš bažnyčią. Ji yra duota tam, kad bažnyčia galėtų apsivalyti ir vėl taptų saugiais namais. Trečiasis palyginimas apie sūnų, kuris pasiima palikimą, palieka tėvą ir iškeliauja į tolimą šalį. Čia vėl girdime nutolimo temą. Sūnus mano, kad laisvė prasidės tuomet, kai šalia nebebus tėvo. Tačiau toli nuo namų jis praranda ne tik turtą, jis praranda santykį, vardą ir savo paties orumo pajautimą. Evangelijoje vyksta labai svarbus posūkis. Sūnus susimąsto. Jis nebekaltina aplinkybių, draugų ar tėvo. Jis pasako: kelsiuos, eisiu pas tėvą ir sakysiu: tėve, nusidėjau dangui ir tau. Sugrįžimo kelias prasideda tuo met, kai žmogus pavadina savo nuodėmę ir prisiima atsakomybę. Tėvas išbėga jo pasitikti. Tai didis gailestingumo paveikslas. Tačiau gailestingumas čia nereiškia, kad sūnus nieko blogo nepadarė. Tėvo apkabinimas nepaverčia blogio gėriu. Jis parodo, kad net sunkiai nusidėjęs žmogus nėra už Dievo malonės ribų, jeigu atsiveria tiesai ir grįžta. Tėvo apkabinimas nepaverčia blogio gėriu. Jis parodo, kad net ir sunkiai nusidėjęs žmogus nėra už Dievo malonės ribų, jeigu atsiveria tiesai ir grįžta. Todėl turime labai aiškiai atskirti krikščionišką atleidimą nuo pigaus susitaikinimo. Atleidimas nėra nusikaltimo slėpimas. Jis nėra atsakomybės panaikinimas. Jis nėra reikalavimas nukentėjusiam žmogui tylėti, tuoj pat atleisti ar susitikti su skriaudėju. Niekas neturi teisės pasinaudoti Evangeliją ir užkrauti aukai dar vienos naštos. Susitaikymas negali būti išreikalautas iš nuskriaustojo. Jis gali subręsti tik laisvėje, tiesoje, saugume ir dažnai po ilgo gydymo kelio. Ir skriaudėjo atgaila negali likti vien gražūs žodžiai išpažintyje. Bažnyčios mokymas primena, kad tikra atgaila apima gailestį dėl nuodėmės, tvirtą pasiryžimą jos nebekartoti ir pastangas, kiek įmanoma atitaisyti padarytą žalą. Sakramentinis atleidimas nepanaikina pareigos atsakyti prieš teisingumą, bendradarbiauti su tyrimu, priimti būtinas tarnystės ribas ir stengtis atitaisyti tai, kas dar gali būti atitaisyta. Sakramentinis atleidimas nepanaikina pareigos atsakyti prieš teisingumą. Šventasis Paulius sako, kad Dievas sutaikino mus su savimi per Kristų ir davė mums sutaikinimo tarnystę. 2 Korintiečiams 5:18. Tai ypač liečia mus, kunigus. Tačiau kunigas nėra sutaikinimo tarnas todėl,
kad pats būtų mažiau pažeidžiamas nuodėmės. Šventimų sakramentas nėra asmeninio neklystamumo ar moralinio nepriekaištingumo garantas. Pašvęstasis gyvenimas taip pat nėra saugi sala už žmogaus silpnumo ribų. Kunigai ir pašvęstieji nėra pašaukti būti labiau dvasiniais už kitus žmonės. Jie pašaukti savo gyvenimu ir tarnystę padėti kitiems augti Dievo dvasioje. Pašaukimas nesuteikia privilegijos, jis padidina atsakomybę. Pašaukimas nesuteikia privilegijos, jis padidina atsakomybę. Kuo daugiau žmogui patikėta autoriteto, pasitikėjimo ir galios, tuo griežčiau jis privalo saugoti kito žmogaus ribas. Kuo daugiau žmogui patikėta autoriteto, pasitikėjimo ir galios, tuo griežčiau jis privalo saugoti ir gerbti kito žmogaus ribas. Klerikalizmas prasideda tada, kai sakramentinė tarnystės malonė supainiojama su asmeniniu kunigo neklaidingumu, kai kunigo reputacija tampa svarbesnė už nukentėjusiojo balsą, o pasauliečiai laikomi tais, kurie neturi teisės klausti, tikrinti ar perspėti. Bažnyčia yra visa Dievo tauta. Jos saugumui reikia kunigų, pašvęstų ir pasauliečių bendros atsakomybės, skirtingų kompetencijų, skaidrumo ir gebėjimo vieniem kitus perspėti. Šiandien bažnyčiai patikėta sutaikinimo tarnystė turi reikštis labai konkrečiai – išgirsti ir apsaugoti nuskriaustą žmogų. Apie galimą nusikaltimą pranešti atsakingoms bažnytinėms ir valstybės institucijoms, skaidriai bendradarbiauti su tyrimu, pareikalauti atsakomybės, užtikrinti, kad pavojus nesikartotų, teikti psichologinę, medicininę, sielovadinę ir kitą reikalingą pagalbą. Taip pat lydėti bendruomenę, kuri taip pat lieka sužeista. Išgirsti ir apsaugoti nuskriaustą žmogų, apie galimą nusikaltimą pranešti atsakingoms bažnytinėms ir valstybės institucijoms. Tai negalioja išpažinties sakramentui. Išpažinties sakramentas yra šventa paslaptis, kur kunigas išgirdęs žmogaus išpažįstamą skriaudą kitam žmogui neturi teisės niekam nieko pranešti. Jis turi pareigą išpažinties metu paliepti, padrąsinti žmogui tą faktą prisipažinti pačiam ne išpažinties metu. Nes negali galioti atleidimo malonė, jeigu nėra išpildoma išpažinties sąlyga ieškoti ir prisimti teisingumą. Tai, kad nuėjau pas kunigą ir prisipažinau, jeigu neatlikau prisipažinimo ir teisingumo dalies, išpažinties atleidimas neveikia. Lieka tik žodžiai, nes Dievo apmulkyti negalima. Kartais sakome, kad vien įstatymai ir žmonių gera valia pasaulio neišgelbės. Tai tiesa. Tačiau ši tiesa niekada negali būti pasiteisinimas nesilaikyti įstatymų, saugios aplinkos reikalavimų ar profesionalų rekomendacijų. Dievo malonė nepakeičia baudžiamosios teisės, kanoninio proceso, psichologinės pagalbos ir aiškių elgesio ribų. Ji padeda mums sąžiningai visą tai priimti ir vykdyti. Įstatymas gali sustabdyti nusikaltimą, apriboti pavojų ir pareikalauti atsakomybės. Taisyklės gali sukurti saugesnę aplinką,
Profesionalus gydymas gali padėti pažinti sužeidimus ir destruktyvaus elgesio modelius. O malonė pasiekia žmogaus širdį. Ji kviečia iš slėpimosi į tiesą, iš savęs pateisinimo į atgailą, iš kito naudojimo į meilę. Mums reikia malonės ir labai konkrečių veiksmų. Be malonės net geros taisyklės gali tapti vien popieriumi. Tačiau be taisyklių kalbėjimas apie malonę gali tapti pamaldžia priedanga neatsakingumui. Be taisyklių kalbėjimas apie malonę gali tapti pamaldžia priedanga neatsakingumui. Kartais mėginame aiškinti, kad skriaudžiantis žmogus gali būti pats kadaise sužeistas. Tokiu atveju gali būti, tačiau negalime to automatiškai manyti ir jo labiau naudoti kaip pateisinimo. Net jeigu skriaudėjas nešiojasi savo žaizdas, jos nepanaikina jo atsakomybės, jos kviečia ieškoti pagalbos ir gydymo, kad netaptų naujos skriaudos šaltiniu. O šiandien mūsų pirmasis dėmesys turi tekti ne skriaudėjo pateisinimui, bet nukentėjusio žmogaus išklausimui, apsaugai ir gydymui. Esame bažnyčia sudaryta iš pakrikštytųjų. Joje turime skirtingas dovanas, pašaukimus ir tarnystes, tačiau nė vienas luomas nėra už nuodėmės tikrovės ribų. Nėra tokio drabužio, titulo, įžado ar šventimų laipsnio, kuris savaime apsaugotų žmogaus širdį nuo blogio. Vienintelis kelias yra nuolatinis atsivertimas, budrumas, atskaitomybė ir vis didesnis artumas su Dievu. Tačiau artumas Dievui patikrinamas ne vien maldos trukme ar mūsų tariamų religinių žodžių gausa. Apaštalas Jonas klausė, kaip gali mylėti Dievą, kurio nematai, jei nemyli brolio, kurį matai. Kuo labiau artėjame prie Dievo, tuo labiau gerbėme kitą žmogų, jo kūną, laisvę, sąžinę, ribas. Negalime būti arti Dievo ir kartu kitą žmogų paversti savo poreikių, galios ar vienatvės objektu. Ribos nėra meilės priešingybė. Ribos yra viena iš brandžios meilės formų. Šiandien esame čia prie Marijos, motinos vilties. Ji yra visų mūsų motina, bet jos motinystė nėra abejingas neutralumas tarp skriaudžiamojo ir skriaudėjo. Ji pirmiausia stovi šalia savo nekaltai kenčiančio sūnaus. Ji stovi šalia tų, kurių balsas buvo nutildytas, kurių pasitikėjimas sulaužytas ir kurių gyvenimas sužeistas, sužalotas. Skriaudėja Marija taip pat myli. Tačiau jos meilė jam reiškėsi kvietimu nustoti slėptis, pripažinti tiesą, prisimti atsakomybę, prisimti teisingumo pasekmes ir leisti Dievui keisti gyvenimą. Tikras gailestingumas nepalieka žmogaus mele. Jis išveda jį iš nuodėmės, net kai šis kelias yra skausmingas. Tad šiandien Dievas vėl klausia kiekvieno mūsų. Kur tavo brolis? Kur tavo sesuo? Kur tau patikėtas vaikas? Kur žmogus, kuris bijo kalbėti? Kur tas, kurio kančią patogiau būtų pamiršti? Ką renkamės? Adomo slėpimąsi ar Marijos štai aš? Kaino abejingumą ar atsakomybę už brolį? Tremties nutolimą ar tiesoje prasidedantį sugrįžimą? Užgesintą šviesą ar moters uždegtą žiburį, kuris leidžia surasti tai, kas buvo pamesta? Štai kodėl šiandien esame čia. Krikščioniškoji viltis nėra viltis, kad skandalas greitai bus pamirštas, žiniasklaida nutils ir institucijos vardas liks apsaugotas. Tai būtų ne viltis, o dar viena slėpimosi forma. Krikščioniškoji viltis yra pasitikėjimas,
kad su Kristumi galime ištverti bet kokią tiesą, kad nukentėjęs žmogus gali būti išgirstas ir lydimas, kad teisingumas gali būti įvykdytas, kad nusidėlis gali iš tiesų atsiversti, kad bažnyčia gali būti apvalyta ir išmokti geriau saugoti silpnuosius. Nuodėmė nutolina. Tiesa atveria grįžimo kelią. Malonė suartina. Tačiau nėra tikro suartėjimo be tiesos. Nėra tikro gailestingumo be teisingumo ir nėra tikros atgailos be atsakomybės. Užbaikime maldą. Viešpatie Jėzau Kristau, tu atėjai ieškoti ir išgelbėti to, kas buvo pražuvę. Tu neapėjai sužeisto žmogaus, nenusigręžė nuo atstumto ir nenutildai kenčiančiojo šauksmo. Pažvelk šiandien į visus, kurie patyrė seksualinį smurtą, išnaudojimą, pažeminimą ar piktnaudžiavimą pasitikėjimu. Būk arti jų ten, kur žmogaus žodžių nepakanka. Gydyk jų kūno, sielos ir tikėjimo žaizdas. Duok jiems drąsos kalbėti, atsiųsk žmonių gebančių išklausyti, patikėti, apsaugoti ir kantriai lydėti. Viešpatie, apšvies savo bažnyčią. Suteik mums malonę niekada neginti institucijos vardo žmogaus orumo sąskaitą. Išlaisvink mus iš baimės, savęs pateisinimo, abejingumo ir klaidingo solidarumo. Duok išminties atsakingiesiems, sąžiningumo vykdantiems tyrimus ir tvirtumo tiems, kuriems patikėta saugoti nepilnamečius bei pažeidžiamus žmonės. Paliesk ir nusikaltusių širdis. Neleisk jiems pasilikti mele, kaltės neigime ar kitų kaltinime. Vesk juos į tiesos pripažinimą, tikrą atgailą, atsakomybės prisiėmimą ir pastangas atitaisyti padarytą žalą. Tegul tavo gailestingumas tampa ne priedanga nuo teisingumo, bet jėga priimti jo reikalavimus ir pradėti atsivertimo kelią. Atnaujink mus kunigus ir pašvęstuosius. Saugok, kad pašaukimą nepaverstume privilegiją, autoritetą galia, o kito žmogaus pasitikėjimą proga juo pasinaudoti. Duok mums skaisčią širdį, brandžią meilę, pagarbą riboms, brolišką atskaitomybę ir nuolatinio atsivertimo dvasią. Išmokyk mus būti ne savo padėties saugotojais, bet brolių ir seserų tarnais. Marija, motina vilties, stovėjusi po savo nekaltai kenčiančio sūnaus kryžiumi, išmokyk mus sustoti prie kenčiančiųjų be pasiteisinimų ir be bailumo. Padėk išgirsti nutildytą balsą, apsaugoti silpnai ir niekada nenaudoti bažnyčios vardo blogį pridengti. Globok sužeistuosius, užtark ieškančius tiesos ir lydėk mūsų bažnyčią atgailos bei atsinaujinimo keliu. Viešpatie Jėzau, padaryk mus ne nutolimo, bet suartėjimo bendruomenę, saugiais namais, kuriuose silpnasis yra ginamas, nuodėmė įvardyjama, teisingumas vykdomas, o tiesa ir gailestingumas susitinka tavyje. Amen.